Labas, šiandien yra jau 6 diena. Kaip vakar pažadėjau, šiandien pradėsime kurti pozityvumą. O vienas iš svarbiausių pozityvumo dalykų yra pasitikėjimas. Taigi fokusuosimės į pasitikėjimą savimi, savo kūnu ir žinoma savo vaisingumo kelionę. Taigi pradėkime. Taigi šiandienos praktiką pradėsime sėdėdamos ant kilimėlių, kadangi darysime dubens dugno pratimus, kurie yra be galo svarbus mūsų vaisingumo kelionėje, nėštumo metu ir ypatingai po nėštumo. Tai atsisėskime šonu, padėkime savo atsigulti pilnai ant nugaros, atpalaiduokime kojas, ištieskime ir dabar bandykime suprasti, kaip veikia dubens dugnas mūsų, ar ne, ir būtent jo raumenis. Tai įsivaizduokime, lyg norėtume sulaikyti šlapimą ir paleiskime. Tai būtent šitie raumenys ir yra dubens dugno raumenis. Pradžioje dabar bandysime juos apšilti, kad suprasti, kaip jie veikia. Ir tuomet darysime aktyvius pratimus, būtent įtraukdamos dubens dugno raumenis, kad galėtume valdyti, ar ne, ir būtent stiprinti dubens dugną tuomet, kada judame. Taigi, pamėginsime padaryti tokius pratimus, kaip įtraukiame raumenis, paleidžiam. Įtraukiam, paleidžiam. Darysime 5 kartus. Labai svarbu išlaikyti tiesę savo nugarą ir gulėti patogiai ir nesustabdyti kvėpavimo. Tai nuolatos įkvepiame ir iškvepiame, niekur nesustojame, ar ne? Taigi bandome ir įtraukiu ir atpalaiduoju. Įtraukiu, atpalaiduoju. Įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, paskutinį kartą įtraukiu, atpalaiduoju. Šaunuolės, kartosime dar 2 kartus po 5 pratimus ir pasiruošiam, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, dar 2, įtraukiu, atpalaiduoju ir paskutinis atpalaiduoju. Šaunuolės ir kartosime dar kartelį tokį pratimą. Jeigu dar bandote susivokti, kur tie dubens dugno raumenis, ar ne, vėlgi pagalvojame apie tai, kaip lyg norėtume sustabdyti savo šlapimą, ar ne, ir atpalaiduoti. Tai bandome dar 5 kartus ir įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, dar 2, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju. Puiku. Pamėginsime taip pat ir kitokį pratimą. Taigi, įtrauksime, laikysime 5 sekundės ir tuomet atpalaiduosime raumenis. Čia stiprinsime būtent pačius raumenis, jų gebėjimą išlaikyti būtent, ar ne, įsitempus. Taigi, pabandome. Įtraukiam, laikom 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Vėlgi nesustojam nuolatos kvėpuoti, ar ne? Ir įtraukiam 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Šaunuolės, dar kartojame ir įtraukiame 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Dar darome ir įtraukiame 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Ir paskutinį kartą ir įtraukiu 2, 3, 4, 5, paleidžiu. Puiku, pasiilsim, kvėpuojam natūraliai, ramiai ir kartosime dar kartelį 5 kartus su užlaikymu. Pasiruošiam ir įtraukiam 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Ir įtraukiam 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Ir įtraukiam 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Ir įtraukiam 2, 3,
4, 5, paleidžiam. Ir paskutinis. Įtraukiam. 2, 3, 4, 5, paleidžiam. Šaunuolės, tikiuosi, jog pavyko suprasti, pagauti savo dubens dugno raumenis, nes dabar stosimės ant kilimėlių ir bandysime daryti tą patį, būtent įtraukiant dubens dugno raumenis, darant pratimus. Kodėl tai yra svarbu? Nes mes norime, kad dubens dugnas veiktų taip tinkamai, kaip mums reikia, tuomet, kada mes vaikštome, bėgiojam ar šokinėjam, ar ne? Kad jisai sulaikytų visus nereikalingus įvykius. Taigi, pradėsime nuo pirmo pratimo, tai yra vietoje marširavimas, keliant kojas arčiau krūtinės, keliant kelius arčiau krūtinės, ar ne? Tuo metu, kada kyla kelis, mes įtraukiame dubens dugno raumenis, kai kelis nusileidžia, atpalaiduojame. Taigi bandom 10 kartų. Įtraukiu, atpalaiduoju. 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 Įtraukiu, atpalaiduoju, dar 2 kartus. Ir paskutinis. Super. Kitas pratimas, keliaukime kojos plačiai, darysime pritupimą. Tuomet, kada tupėmės, dubens dugnas atpalaiduotas ir mes įkvepiame, ne? Atpalaiduoju dubens dugną, įkvepiu, kylu į viršų, įtraukiame dubens dugno raumenis ir iškvepiame. Taigi bandome 10 kartų. Atpalaiduojam ir įtraukiam. Atpalaiduojam ir įtraukiam. Atpalaiduojam ir įtraukiam. Atpalaiduojam, įtraukiam. Atpalaiduojam, įtraukiam. Dar 5 kartai. Atpalaiduojam, įtraukiam. Atpalaiduojam, įtraukiam. Dar 2. Ir 1. Puiku. Keliaukime prie kito pratimo. Tai kėdės pratimas, jau jį darėme mūsų šioje 14 dienų kelionėje. Tačiau šį kartą įtrauksime ir dubens dugną. Taigi, kai sėduosi ant kėdės, atpalaiduoju dubens dugną. Kai kylame į viršų, įtraukiame. 10 kartų važiuojame. Atpalaiduoju. Įtraukiu. Atpalaiduoju. Įtraukiu. Atpalaiduoju. Įtraukiu. Atpalaiduoju. Įtraukiu. Atpalaiduoju. Įtraukiu. Dar 5. 4. 3. 2 ir 1. Šaunuolės, keliausime į šonus, darysime pritupimą su viena koja į šoną ir grįšime per vidurį. Ir kartosime į kitą pusę. Tuomet, kada važiuojame į pritupimą, dubens dugną atpalaiduojame, kuomet sugrįžtame kojos kartu, dubens dugnas įsitempia. Taigi darome 10 kartų, atpalaiduojam, įtempiam, atpalaiduojam, įtempiam, atpalaiduojam, įtempiam, atpalaiduojam, įtempiam. Dar 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Pakartosime vieną raundą tų pačių pratimų. Dabar šiek tiek mažiau kalbėjimo iš mano pusės, jau žinome kokie pratimai. Dar tik priminsiu, kada būtent įtraukiame dubens dugno raumenis. Taigi kyla koja, įtraukiame ir atpalaiduojam. Įtraukiam ir atpalaiduojam 10 kartų. Įtraukiam, atpalaiduojam,
įtraukiam, atpalaiduojam, niekur neskubam. Dar 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. Super. Keliaujame į pritūpimus, kuomet leidžiamės, atsipalaiduojame, kuomet kylam, įsitempia dubens dugnas. Važiuojame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atpalaiduojam, įtempiam, atpalaiduojam, įtempiam. Ir paskutinis 10 įtempiam. Šaunuolės. Keliaujame prie kėdės pratimo. Atpalaiduosime ir kai kylame, įtempiam. Ir 10 kartų. Atpalaiduoju, įtempiu. Atpalaiduoju, įtempiu. Ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, atpalaiduoju, įtempiu ir atpalaiduoju, įtempiu. Super. Keliaujame į šoninius pritūpimus. Tuomet, kada važiuoju į šoną, atpalaiduoju, kuomet pristatau, įtempiu. Ir važiuoju. Atpalaiduojam, įtempiam. Atpalaiduojam, įtempiam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dar 2. Super. Keliausime ant kilimėlių. Rankos plačiai, pečių plotyje, kojos taip pat. Darysime paukščio šuns pratimą. Taigi kyla priešinga ranka, priešinga koja. Kai esame viršuje, įtempiame dubens dugno raumenis ir tuomet atpalaiduojame, kai viskas keliauja žemyn. Keisime pusės ir darysime 10 kartų. Keliaujame. 1, įtempiam ir atpalaiduojam. Ir 2, įtempiam ir atpalaiduojam. Ir 3, įtempiam ir atpalaiduojam. Ir 4, įtempiam ir atpalaiduojam. 5, įtempiam, atpalaiduojam. 6, įtempiam, atpalaiduojam. 7, 8, 9 ir 10. Super. Kartosime dar kartą šitą pratimą ir tuomet versimės ant nugaros. Norėjau dar paminėti, kad tikrai labai svarbu yra mūsų dubens dugnas. Ypatingai dabar, jisai stiprinamas dabar, bus mažiau komplikacijų vėliau. Ir ne tik dėl komplikacijų ir pasiruošimo nėštumui ir po nėštumo. Stiprinant dubens dugno pratimus, gerėja ir mūsų libido, ko kartais turbūt pasigendame šitoje vaisingumo kelionėje. Ir kas yra svarbiausia, kad tikrai tai suteikia labai, labai didelį pasitikėjimą savo kūnu, ar ne? Kai sukontroliuotas sveikas dubens dugno raumuo padeda mums būti laisvoms daryti įvairiausius pratimus, įvairiausius judesius, kokius tik tais norime. Taigi, pakartokime.
paukščio šuns pratimą ir versimės ant nugaros. Keliaujame. Įtempiu 1, grįžtu ir įtempiu 2, grįžtu ir įtempiu 3, grįžtu ir įtempiu 4 ir 5 ir 6 ir 7 ir 8 ir 9 ir paskutinis 10. Grįžtame. Šaunuolės, verčiamės ant nugaros. Kojos plačiai, pečių plotyje, rankos šalia, pečiai nuvesti žemyn. Darysime klubų pakėlimus, tiltelį. Kada klubai kyla į viršų, išpučiame ir įtraukiame dubens dugną. Kada klubai leidžiasi žemyn, tuomet atsipalaiduojame pilnai ir įkvepiam. Pasiruošiam, darysime 10 kartų. Ir kylame, įtempiam ir atpalaiduojam. Ir 2, įtempiam ir atpalaiduojam. Ir 3, įtempiam ir atpalaiduojam. Ir 4. Penki ir 6 ir 7 ir 8 ir 9 ir paskutinis 10. Puiku, keliausime į vabalo poziciją, rankos į viršų, kojos sulenktos ir priešinga ranka, priešinga koja, liesime žemę ir sugrįšime, keisdami rankas ir kojas. Tuo metu, kada nukeliauja ranka ir koja žemyn, tuomet įtraukiame ir aktyvuojame savo dubens dugno raumenis, kuomet viskas kyla į viršų, atpalaiduojame. Keliaujame 10 kartų ir aktyvuojam ir atpalaiduojam. Aktyvuojam ir atpalaiduojam. Aktyvuojam ir atpalaiduojam. Aktyvuojam ir atpalaiduojam. Dar 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. Puiku. Padarysime dar kartą, dar vieną raundą šių 2 pratimų ir tuomet keliausime į šiandienos afirmaciją. Taigi rankos prie klubų ir keliame klubus į viršų, aktyvuojame dubens dugną ir atpalaiduojam. Ir vėl kylame, aktyvuojam ir atpalaiduojam. Ir 3, atpalaiduojam. Ir 4, atpalaiduojam. 5, atpalaiduojam. Ir 6, atpalaiduojam. 4, ir 3, ir 2, ir paskutinis, atpalaiduojam. Šaunuolės, rankos į viršų, kojos į viršų ir priešinga ranka, priešinga koja, važiuojame žemyn, aktyvuojam dubens dugną, atpalaiduojam. Aktyvuojam ir atpalaiduojam. Aktyvuojam ir atpalaiduojam. Aktyvuojam ir atpalaiduojam. Dar 6, 5,
4, 3, 2 ir 1. Puiku, šaunuolis. Ištiesiame pilnai savo kojas. Įsipatoginame. Uždėsime vieną ranką šalia dubens dugno, ant pilvo apačios, kitą ranką ant savo krūtinės. Lengvai kvėpuojame per pilvo, šonkaulius, krūtinę ir iškvepiame krūtinę, šonkauliai, pilvas. Kartokime dar kartą. Galite užmerkti akis. Ir šį momentą keliaujame į savo vidų, į ten, kur saugu ir pažįstama. Prisimename šiandienos intenciją apie pasitikėjimą, pasitikėjimą savimi, savo kūnu, savo vaisingumo kelionę. Ir prieš akis pamatome save, sutinkame save ateityje, po metų, 2, galbūt 5. Įsivaizduojate tokią save, kokią norėtumėt matyti. Galbūt laukitės, galbūt jau laikote rankose vaikelį. Galbūt jau vaikelio nelaikote, o vedate už rankos. Įsivaizduojat viską nuo plaukų, kvapo, rūbų. Ir ta ateities jūs paima jūs už rankų ir jį garsiai sako šiuos žodžius, kuriuos jūs atkartojate savo mintyse arba garsiai paskui ją. Aš paleidau visą stresą ir pasitikiu savo kelionę. 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 Stipriai apsikabinkite savo ateities aš. Padėkokit mintyse už nuraminimą, už pasidalinimą savo paslapties. Atsisveikinkit iki kito karto.
Ir pamažu pradėkit sugrįžti į čia ir dabar, į savo kūną, kuris dabar egzistuoja, kur esate. Atmerkite akis, niekur neskubėkite. Tos, kurios norit pasilikti taip, kaip gulit, galit gulėti ir užbaigti praktiką taip. Kas norit, galit atsikelti ir atsisėsti ant kilimėlio. Ir aš tik noriu pasakyti, jog šiandien jūs padarėte didžiulį darbą, pradėdamos pasitikėti savo kūnu, stiprindamos dubens dugno raumenis, stiprindamos pasitikėjimą savimi, pamačiusios savo ateities aš, pamačiusios, kaip iš tiesų gali būti ir bus ateityje. Tikiuosi, jog pasitikėjimas išaugo ir noriu užtvirtinti šią praktiką paskutiniu giliu įkvėpimu. Ir padėkoti jums, kad pasitikit manimi ir pasitikit šitą kelionę. Susitiksime jau rytoj 7 mūsų dienoje. Gražaus jums likusio laiko šiandien, gražaus vakaro ir nenustokit tikėti ir pasitikėti.